Sveikos mergaitės. Tikiuosi, pilnaties naktis praėjo ramiai, be kažkokių tai piktų ženklų, be piktųjų jėgų įtakos. Tai jeigu kas nors ir įvyko, tai tikiuosi viskas tik į gerą. Visuomet galbūt pokyčiai vyksta tam, kad viskas keistusi tik į gerą. Na ir jeigu kažkas vis galvojate apie savo mylimą žmogų ar patinkantį savo žmogų, dažnai nesuprantat, kas jo galvoje, kas jo mintyse, o ypač per pilnatį. Pasižiūrėkime, kokią įtaką būtent ši mėnulio pilnatis daro jūsų žmogui. Kur jo mintis, kur jo keliai, kur jis klaidžioja. Nesvarbu, ar jis mintyse, ar jis kūnu su jumis. Pasižiūrėkime, ką taro kortos parodys. Uždegiau žvakeles tam, kad atrištume kelius, atrištume visas kliūtis pašalintume ir jo mintis, jo jausmus priverstume suktis apie jūs, mergaitės. Imu juodasias tamsiasias taro, kad išnarpliotume visas paslėptas mintis, išsiaiškintume, kokie jo keliai, kokios jo užmačios, kokie planai ir aplamai, kas jo galvelėje per pilnatį. Ar pilnatis visiškai susuko jo mintis ir išblaškė protą? Ar jis dar sugeba bent šiek tiek mąstyti? Tai ir pažiūrėkime. Pirmasis variantas. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Taip, na, išsirinkite, mergaitės, savo variantą. Ir nieko nelaukdamos pradėkime nuo pirmo. Kardų pažas, mirtis, 6 taurės, 10 kardų ir 9 pentakliai. Na, iš tikrųjų, pilnatis turi didelį poveikį šitam vyrukui. Ir žiūrėkit, kardų pažas, jį kankina kažkoks tai neramumas. Jo mintys kažkokios neramios, tarsi apsėstos, tarsi jis savo neranda vietos. Jis nori tarsi kažko imtis, bet nežino ko. Ir žinot, kaip būna kažkoks noras kažką daryti, kažko griebtis, bet nežinia ko. Ir jam taip verda pas jį viskas, ir mintys, ir kūnas, ir jausmai, ir kažkoks impulsyvumas pagavęs, ir kažkoks, žinot, kirbėjimas jo mintyse, jo širdyje. Ir kažkoks jis,
tarsi klaidžiojantis, tarsi pasimetęs, tarsi kažką stebintis, tai pripuola, žinot, prie telefono, tai prie interneto, prie socialinių tinklų. Tai gal noras parašyti, gal noras vėl atšaukti, ištrinti tą žinutę parašytą. Tai va toks jūsų vyrukas dabar besiblaškantis ir aišku, žinoma, jisai pas jį galvoja begalė minčių. Ir jis tiesiog nežino, nuo ko griebtis, bet jisai vieną žino, kad reikia, atėjo metas pokyčiams ir reikia kažką daryti kitaip. Reikia imtis kažko kito, reikia daryti veiksmus. Nes žinot, pažas toksai kaip ir neryžtingas. Žino, kad reikia kažką veikti, kažką daryti, bet nežino, nuo ko pradėti. Ir tarsi imasi kažką ir neužbaigia. Ir kaip labai geras pavyzdys su ta žinute. Parašė, ne, persigalvojo, ištrynė, neišsiuntė. Arba gal parašė ir išsiuntė, bet paskui persigalvojo ir kitaip jau sako. Arba pradeda daryti ir nepabaigia, arba persigalvoja, arba visai kitaip pradeda veikti. Tai toks kažkoks išsiblaškęs, kažkoks pasimetęs ir nežino, nežino iš tikrųjų, kaip prieiti, kaip pakeisti, ką padaryti tokio, tarsi pasimetęs kažkoks tai klajoklis, tarsi, žinot, toksai vaiduoklis be vietos. Tarsi jis yra, tarsi jo ir nėra. Ir jį, žinot, dažnai atsiveja problema iš praeities. Kažkokie jo neužbaigti darbai, dalykai, reikalai ir greičiausia tai meilės reikalai neužbaigti. Ir jis mintimis sugrįžta prie meilės klausimų ir jo mintise pastoviai kunkuliuoja, kaip ten buvo, kaip ten vyko viskas, kaip viskas pasisuko ir jis puikiai supranta, kad jis nepabaigė kažkokių tai reikalų, kažkokių tai dalykų ir neišsprendė iki galo tai, ką tikram vyrui reikėtų išspręsti. Ir tai galimas dalykas, tai galbūt susiję ir su jumis. Galbūt jam didelę įtaką daro jo artimoji aplinka. Galimas dalykas jo šeimos nariai, gal broliai, seserys, gal pusseserės, gal draugai tiesiog. Arba gal jis tiesiog galvoja, kad reikėtų kažkokią tai dovaną padovanoti, pavyzdžiui, jums, kad atpirkti savo kaltę, atpirkti nepabaigtus dalykus ar anksčiau nepadovanotas dovanas, kurias kažkada reikėjo padovanoti, ar tiesiog gėlių įteikti, kad sušvelninti situaciją, kad viską, kaip sakyt, pakeisti, bent kažkokio žingsnio imtis. Kad jam reikia įvertinti tai, ką jis turėjo. Kad reikia įvertinti tuos jausmus, kuriuos jam davėte. Ir jis vėl, žinot, tarsi išsigąsta, tarsi jau pradės daryti, tarsi jau įgyvendins viską ir vėl tarsi, žinot, bijo, tarsi išsigąsta ir jam labai neramu. Jam labai neramu, jisai bijo tų pokyčių, jisai bailiukas yra, jis gerokas bailiukas. Netgi dažnai, žinot, kaip ir norėtų tikrų jausmų, tikros meilės, bet pasimeta, nerimauja, sudepresuoja ir supranta, kad ta meilė galbūt nebesugrįš niekada. Bet jo mintis, žiūrėkit, kad vis tik tai, jeigu jisai sugebėtų išbristi iš savo šitų depresijų, iš tų kažkokių
emocinių traumų, kurias ir pats turi patyręs, galbūt ir suteikė pavyzdžiui jums, jis sugebėtų pakeisti labai daugą. Ir jo mintis vienareikšmiškai yra apie išdidžią, savimi pasitikinčią, save išlaikančią galbūt damą, kuri yra brangi dama, kuriai reikia ir dovanų, ir turtingo vyro jai reikia, ir aplamai jai reikia gausos ir turtų, ir prabangos. Ir tas jį stabdo, jisai supranta, kad jis, kažin ar patemps tokią moterį. Nes ta moteris mėgsta mėgautis prabangą ir mėgsta ir turi, kaip sakyt, brangių pomėgių. Ir tokiai moteriai reikia vyro, kuris galėtų visą tai jai suteikti. Tai va, mergaitės. Ir jį šitas stabdo, blaško, neramina, jam ateina depresinės mintys visokios ir dėl to galbūt jis delsia. Ir nedaro taip, kaip jūs galbūt tikėtumėtės, bet galbūt tiesiog reiktų luktelt, kada praeis tas pilnaties periodas ir viskas stos į savas vėžes. Nes čia gerokai pilnatis jam kerta per mintis, per tokį, žinot, pasitikėjimą savimi. Ir jis tarsi toks įmestas peliukas į labirintą. Blaškosi, atsimuša į vieną kampą, į kitą kampą, į trečią kampą ir neranda išėjimo. Tai panašu, kad vyrukas elgiasi labai panašiai. Bet aš manau, praėjus pilnačiai turėtų stoti viskas į vietas. To ir palinkėkime šitam vyrukui. Taip, dabar iš karto uždegsiu ir raudoną žvakelę, kad visus vyrukus atvestume į tą... O, ir nukrito degantis degtukas. Įsivaizduokite, jis nuskrido degantis, nulūžo degtukas ir jis nuskrido degantis. Įsivaizduokit, kaip pilnatis ir kaip jėgos. Aš įmesiu į vandenį šitą nulūžusį degtuką, kad jis nepridarytų bėdų. Gerai, mes tada... Oho. Kad atvert kelius, kad nuramint tą blaškymąsi ir kad nukreipt mintis teisinga linkme. Na gerai, pažiūrėkime, kaip antrasis variantas, kaip veikia pilnatis jūsų vyruką. Taurių riteris, 3 pentakliai, šventikas, 4 pentakliai ir 3 kardai. Iš tiesų, pilnatis daro savo. Na, matot, koksai riteris atjoja iškėlęs meilės taurę ir pasikinkęs šakalą. Ir ant jo šalmo kažkoks šepetys. Na, tai turėtų lyg ir plunksnos būti, bet tai panašiau į kažkokį šepetį. Tai va, ir žinot, šitas vyras ir visomis mintimis, ir netgi veiksmais, ir gal jau jūs jo sulaukėte. Galima ir toks dalykas, kad ir jau tą pilnąją, tai yra pirmąją pilnaties naktį kartu praleidote. Galimas ir toks variantas, kad jis jau, pavyzdžiui, pateikė pasiūlymą ir jūs visiškai sutikote. Ir žiūrėkite, ir jisai
Čia kaip ir visiškai viskas šaunu ir gražu ir žinot, jisai su dovanom, su noru, su tokiu išmoningumu, galima sakyti. Jeigu dar net jojo, kaip sakyt, net važiavo, net vyko, netėjo, tai tikrai tikėtina greitų laikų jis apsireikš pas jūs, bet jisai tą, žinot, darys toks tikrai pagautas tokio kūrybiško impulso. Tiesiog, kas suprantat, vašką labai gražiai matosi figūrėlės ir vyriškos, ir moteriškos. Tai va, tai šitas vyrukas su tokiom gražiom mintim ir su juo čia viskas yra puiku ir jisai toksai stengiasi suprasti ir nori, kaip sakyt, pasirodyti taip, žinot, teisingų žmogum ir gyventi teisingai. Ir toliau jisai nori, kad viskas būtų ir stabilu, ir dar, žinot, jisai nori įteikti dovanas, bet vėlgi čia pilnaties įtaka padaro savo. Nori, kad tos dovanos nekirstų jam per kišenę ir nori, kad tos dovanos nebūtų pernelyg išlaidžios. Ir jis stengiasi, žinot, išlaviruoti. Ir dar galimas dalykas, čia kadangi krenta 2 pinigų kortos ir dar tokia išminties korta, tai galimas dalykas, jo mintis plus dar veikia pilnatis, jis labai gali būti ir skupus žmogus. Jeigu jisai kuria planą, kuria pagal jausmus, pagal tai, ko norėtų, kaip norėtų save pateikti, kokiu įvaizdžiu, bet įsijungia proto balsas. Ir protas jam suvadovauja taip, kad neišlaidauk, taupyk, visos jos vienodos, visom jom reikia požiedant kiekvieno piršto ir dar bus negana. Visom jom reikia karolių ir auskarų ir nesuprantama, kam joms iš viso jų reikia. O dar plus batai ir rankinukai, tai čia iš vis siaubas kažkoks, gal geriau. Jisai, žinot, pilnaties periodu gali būti taip, kad sugalvoja pataupyti. Arba atvažiuoja, ateina be nieko visiškai po savo tokių minčių ir jis tuomet lieka nusivylęs, arba išvis jisai tada lauks to pilnaties periodo pabaigos, nes jis nesupranta, pavyzdžiui, kodėl jis neįtiko, nes, pavyzdžiui, jis labai nori viską greitai gauti, bet neįdėti kažkokio materialumo, kažkokios dovanos. Jis nori gauti ir pats. Jis nori plus dar sutaupyti ir nori, žinot, išsisukti su tokiu ekonominiu variantu. Ir tai dar gali parodyti labai tokį savanaudiškas tokias jo savybės, o ypač per šią pilnatį. Ir žinot, jam gali visiškai susisukti smegeninė ir jis gali padaryti iš vis kažkokias išvadas, pačiam savo nesuprantamas. Jis gali kažkur ir nuklysti, kažkur ir iš vis pasirinkti laisvo elgesio, pavyzdžiui, moteris šiuo periodu. Arba iš vis sukelti konfliktą netgi gali, jeigu tai ne pirmasis. Tai, žodžiu, gali netgi tokį, žinot, išreikšti pasipiktinimą. Ir žinot, kaip sakoma,
per pilnatį suaštrėja tos emocijos. Tai čia jam kerta ta pilnatis per smegenis, kaip turi būti. Ir jis pats savęs dažnai nesupranta. O įsivaizduoja, kad jis pats geriausias, pats nuostabiausias, pats šauniausias ir protingiausias. O iš tiesų skupus, savanaudis egoistas. Ir jeigu nedarysit pagal jį, taip kaip jis nori, kaip sakyt, nepritarsit jo melodijai, oi, kaip jisai pavaizduos įsižeidusi. Va, žiūrėkit, ir dar vienas vaškas nubėgo. Oho, veikia šitie mūsų burtai, veikia ir gerokai. Ir tai parodo, kad pilnatis per vyrukų mintis kerta, kaip turi būti. Ir pažiūrėkit, kaip suplasdėjo ugnis žvakėse. Įdomu. Taip, tai va, tai mergaitės nesureikšminkit tiesiog. Nusišypsokit, nusikvatokit ir nusispjaukit. Ir neimkit į galvą, nes tikrai pilnatis bent jau pirmą ir antrą variantą kerta, kaip turi būti. Gerai, pažiūrėkime trečiasis variantas, kaip pilnatis veikia jūsų vyruką. O, bokštas. Velnias. Pentaklių karalius. Nuosaikumas ir 2 pentakliai. Šitas išvis vaikinas, vyrukas, vyras, kokiam amžiuje jis bebūtų. Tai žodžiu visiškai, kaip sakyt, nunešė stogą jam pilnatis. Nori visiškai viską kitaip daryti, nori kažką nutraukti, kažką pabaigti, nori pokyčių, nori visiškai, kaip sakyt, žinot, bėgti, lėkti su vėju, su audra, su lietum, sukyla jo emocijos, sukyla kažkoks tai nesuprantamas įniršis viduje ir žinot, jam tiesiog, gal neteisingas pasakymas, bet labai ant liežuvio galo šitas pasakymas tiesiog rauna stogą. Tai va, ir žinot, staigiai viskas jam. Toks vat impulsas, kaip žaibas trenkė, vat matot, į tą bokštą, taip jam viskas vat pilnatis trenkia į jo makaulę. Ir pasikeičia visiškai planai, veikia karštligiškai, visiškai pats savęs kartais nesupranta. Ir jį užvaldo ir toks pyktis kartais, ir pavydas, ir godumas, ir aistra, ir kažko nori, ir pats nežino, ko nori. Kartais netgi, pavyzdžiui, gali būti taip, čia supyko, čia dėl to pasijuto kaltas. Čia jau nori, žiūrėkit, atkeršyti ir kad jeigu ten kažkas jau ne pagal jį, tai jau jis būtinai tą pyktį išreikš, inicijuos net kerštą, žodžiu, toksai. Tai va, tai... Žodžiu, kerta per smegeninę pilnatis šitam vyrukui, kaip turi būti. Ir dar šalia krenta pentaklių karalius. Tai jį rodo patį, kad jisai, žinot, jisai apie save geros nuomonės, jisai žino savo, kaip sakyt, vertę ir save kelia aukštyn, nes jis karalius, jis turtingas, jis čia, žinot, ir verslus, ir turtingas, ir jisai valdingas, ir jo žodis turi būti paskutinis, jis niekada nenusileis, o ypač tada, vat, kai pagauna tas impulsas, kai pilnatis pradeda veikti. Čia net, žinot, galiu palyginti net su vampyru. Tik tais užėjo pilnatis, sutemo naktis ir pradeda siausti vampyras. Jam tada reikia kraujo, jam tada reikia energijos, jam tada reikia iš kažko gauti tą energiją. Vat jis tada ieško savo dozės kraujo. Tai va, ir dar patvirtina, kad pentaklių karalius, jisai toks, jis užsispyręs, jisai gerokai užsispyręs ir turintis va savo įsitikinimą ir viskas. Nors tu jam kuolam galvos tašyk, jisai toks, o dar žiūrėkit, šalia nuosaikumas krenta.
Kartais, galbūt, bet jau čia reikia pastangų, kad jisai susivaldytų iš tokios situacijos, kad jam susivaldyti, kad save nuraminti, jam reikia panaudoti savo išmonę, savo jėgą, proto jėgą ir savo, kaip sakyt, inteligentiškumą, inteligenciją. Bet jeigu taip galvojant, kad jis pentaklių karalius, tai galimas dalykas jam ir pavyksta susivaldyti. Ir žinot, galimas dalykas, kad jis trenkia durimis, jeigu ne pagal jį kažkas tai. Bet už tų užtrenktų durų jis nurimsta. Atsisėdęs į mašiną nurimsta. Tarkim, čia kaip pavyzdys, pergalvoja viską ir tuomet tiesiog priima sprendimą, kad reikia truputėlį savo emocijas valdyti ir nugesinti. Taip, kaip mes dabar gesinsime šitą žvakę, kuri pernelyg įsidegė. Na va, ir stichijos patvirtina, žodžiu, viską, kaip viskas kalba kartu. Tai va, žinot, ir dažnai jisai pagautas to impulso ir dar jisai supranta, kad jisai iš tiesų supranta, kad jisai negerai daro ir pagautas to impulso, pagautas vat to žaibo, kaip tas vampyras, jam reikia dozės ir viskas. Ir žinot, mergaitės, koks yra ginklas geriausias? Geriausias ginklas yra moteriškas švelnumas plus gudrumas. Du tokie sujungti į vieną vietą. Pamatot, kad jisai siautėja, kad jis pats kaip nesavas, kad iš tiesų pilnatis veikia. Nusikvatojat jam į akis ir apsisukdama ant kulniuko ištarėt, kad brangusis, kai būsi geresnės nuotaikos, pasakyk, duok žinoti. Viskas, tai jūs užtrenkėt duris. Ir jam tai bus kaip dušas. Ir jis va tada turės susiprasti, susivokti savyje ir ieškoti kompromiso ir ieškoti balanso. Tai privers jį susimastyti. Jokiais būdais nepulkite prieštarauti, jokiais būdais neatsakykite konfliktu ar sugedusią nuotaiką, neparodykit susierzinimo. Suprantu, kad tai be galo sunku ir žinot, reikalingas gana nemažas IQ, ar ne, kad suvaldyti emocijas, bet verta iš tikrųjų, jūs išeisit išdidi. Jūs tarsi tas nuosaikumo angelas tada. Parodysit jam vietą. Tai va, toks antrasis variantas. O pilnatis čia veikia, ohoho. Atsiprašau, trečiasis čia buvo variantas. Taip, tai dabar ketvirtasis variantas. Kaip pilnatis veikia šitą vyruką? Teisingumas, 7 taurės, kardų karalienė, pentaklių tūzas ir pakabintasis. Pasirodo, mergaitės, visus vyrus labai stipriai veikia pilnatis. Ir jūsų ketvirtąjį variantą neišimtis. Teisingumas. Visada yra teisingumas, visada, žinot, pilnačiai pasibaigus, tas teisingumas įsigalioja, įsigali ir nuosprendis visuomet įsivyrauja. Ir žinot, jam per tą periodą, kai ateina tas pilnaties metas, visada atsiranda noras ieškoti tokio teisingumo. Visada noras ginčytis. Visada kažkoks tai būna suaktyvėjimas, žinot, teisuolio, kaip sakyt,
fenomenas jam užeina. Jis nori būti teisus visada, jis kovoja už tai, kad įrodytų, kaip pavyzdžiui, tarkim, dažnai būna kažkokie ginčai iš jo pusės inicijuoti ir jis visuomet mėgina rasti savo tiesą. Ir jis visiems žūtbūt mėgina įrodyti savo tiesą. Kad jis teisus. Kad, kaip pavyzdys. Aš sakiau, kad ten lyja, o tu sakai, kad nelyja. Bet ten tikrai lyja. Arba kitas pavyzdys. Koks čia gali būti. Sakiau, kad ten tiek ir tas kainuoja, o tu sakei, kad ne tiek kainuoja. Žiūrėk, atsidarė internetinę parduotuvę, rodo kainą, baksnoja ir jam ten kiekvieno centelio tikslumu jisai nori rodyti, kad jisai kažkiek ten teisesnis. Tai toksai, žinot, irgi kerta ta pilnatis jam per tokį savivertę, per tokį norą parodyti, kad jis neklysta, kad jisai teisingas, kad jisai teisus, nors dažnai jo galvoje vyksta labai didelė sumaištis. Jisai galimas dalykas ir pradeda nepasitikėti savimi per tą pilnatį ir gal netgi jausti kažkokį nepilnavertiškumo kompleksą ir dėl to jis mėgina įrodyti tą savo tiesą bet kuriais klausimais. Kad jis visą laiką teisus. Jo niekas nesupranta, neįvertina, niekas nieko nežino, jisai vienintelis čia viską geriausiai žino ir netgi kartais jis gali pasitelkti tokį apgavystę kažkokią, žinot, suktybę netgi, kad įrodyti savo tiesą ar įrodyti, kad taip yra, arba dažnai netgi gali sumeluoti kažką tai. Tai va, ir jo vaizduotė būna tokia, kaip, žinot, to pamišusio žmogaus vaizduotė. Iš tikrųjų, pilnatis labai stipriai paveikia. Galimas dalykas griebiasi ir taurės. O jeigu dar ir, pavyzdžiui, jūs nesutikote arba jam nepavyko įrodyti, kad jisai ten tuo vienu centeliu kažkur tai, supratot, bet kokią smulkmenytę jisai nėra teisus, ten per vieną smiltelę jis nepavyko, o teisybė, jeigu jūsų pusėje, wow, viskas, tuomet žiauru, tuomet jūs pati blogiausia, jūs pati baisiausia, aštriausia, su jumis susikalbėti negalima, tada jis kaltę verčia jums ir, žodžiu, save teisina, o moterį, žodžiu, maišo su purvais. Čia yra pilnaties, būtent šios pilnaties toks poveikis, kaip jį paveikia. Bet jeigu viskas gerai, jeigu ten jūs nusileisit, jeigu žinot, aš su visko sutinku, brangusis, daryk taip, kaip tau atrodo, taip, tu teisus, taip, tada žinot, jam bus net neįdomu ir jis ieškos, kur kitur išsilieti. Bet toks čia irgi panašu, kad jis nori būti pats pačiausias ir dar, žinot, jisai tokį gali mėginti kažkokius susitarimus daryti tos pilnaties įtakos metu. Ir dar yra netgi tokia rizika, kad tie susitarimai gali būti žalingi ir atnešti tokią destrukciją netgi finansuose, netgi santykiuose. Gali būti mėginti, tai labai panašu, kad gali būti kažkokios lažybos vykdomos pilnaties metu. Gali būti, kad mėgina kažką susitarti sau palankiomis sąlygomis, kad, pavyzdžiui, jeigu jis jaučia, kad jo ginčas gali būti nuginčytas ne į jo naudą, jis gali mėginti tą kažkaip sugudrauti,
Ir čia galima netgi apgavystė tokiu atveju, tai vat reikėtų labai atsargiai. Jis gali pažadėti bet ką, jis gali pasakyti bet ką, kas atneštų jam pergalę bet kokiame ginče, bet kokioje konfrontacijoje. Nors ir pavyzdžiui, jūs ar kitas žmogus suprastų, suvoktų ir nujaustų ir matytų, kad jisai neteisingai elgiasi, bet vis vien yra tokia rizika, kad jisai ir pagautas už rankos, tarkim, žinot, kaip sako, nepagautas už rankos nevagis, tai čia nors jis ir pagautas, kad jisai elgesi neteisingai, neleistinai, jisai vis tiek neprisipažįsta, jis vis tiek nori įrodyti savo tiesą, jis nors kuolą ant galvos tašyk žmogui, jisai vis tiek sakys, kad jis teisus, jis taip nedarė, arba būtent taip darė, kad jis dėl to ir teisus. Tai va, ir čia toks užsispyrimas visiškas, kietakaktiškumas eina ir savo teisybės, noras įrodyti savo teisybę. Tai va, tai toks. Ir žinot, ir jisai niekada neatsiprašys, nors ir jo kaltė yra pripažinta, įrodyta. Ir žinot, nebent tik tais praėjus pilnačiai, nebent praėjus kažkuriam tai laikui, jo ambicijos neleis iš karto prisipažinti. Nebent kažkada tai po kažkiek tai laiko, bet ne iš karto. Tai va, tai toks poveikis, stipriai pilnatis kerta, žodžiu, ir veikia mus visus. Na, ką sakyti, kad, žinot, dažnai būna skeptikai sako, kad čia išsigalvojam, kad čia nesąmonė, tie visi mėnulio fazės, pilnatis. Jeigu mūsų planeta ypatingai veikia, visa gamta veikia, potviniai, atoslūgiai, audros, kataklizmai vyksta mūsų planetoje, tai mes irgi esam žmonės, mes irgi gamtos dalis, mes taip pat padaryti iš vandens, nes jeigu, pavyzdžiui, vandenynas dėl pilnaties ar kyla potvinis, ar atoslūgis, tai mūsų organizme tas pats. Mūsų organizmas irgi labai reaguoja į tuos slėgius, į tas energijas, į tas energetikas visatos. Irgi pulsavimas vyksta. Tai va čia labai gražiai kortos ir parodė, kokius neigiamus aspektus sukelia pilnatis, būtent ši pilnatis jūsų pasirinktuose variantuose. Tai kantrybės išlaukti tą pilnatį ir kantrybės sulaukti to ramaus atoslūgio. Iki.